Labą dieną. Su jumis šiandien ir vėl Photoshop dievai. Šiandien pamokoje parodysiu, kaip padaryti iš bet kokios nuotraukos 3D efektą. Gero žiūrėjimo. Pirmiausia, mums reikės dviejų nuotraukų. Pirmoji nuotrauka yra jūsų objekto, kurį norėsite paversti 3D, ir antroji fono. Pradėdami atsidarome norimą nuotrauką. Aš pasirinkau šią. Nėra esmės, kokią nuotrauką jūs pasirinksite. Iš bet kokios nuotraukos galima padaryti šį 3D efektą. Antras žingsnis. Pasidarome sluoksnio kopiją. Tam yra 3 būdai. Galima spausti Ctrl+J. Galima pasirinkti sluoksnį spaudžiant dešinį pelės mygtuką ir spaudžiant Duplicate Layer. Arba galima nutempti sluoksnį štai ant šitos ikonos. Sekantis žingsnis. Pasirenkame Rectangular Marquee Tool. Pasižymime objekto vietą iš apatinės nuotraukos dalies. Spaudžiame dešinį pelės mygtuką ant pasirinkimo ir spaudžiame Transform Selection. Ta patį padarome dar vieną kartą. Spaudžiame dešinį pelės mygtuką ant pasirinkimo, tik šį kartą spaudžiame Perspective. Mums vėl pažymėjo visą pasirinkimą. Dabar tai reikia sumažinti šį kvadratuką, tempiant už viršutinių kampų arba apatinių, nesvarbu kurių kairių ar dešiniųjų. Tai padarėm, patvirtiname pasirinkimą spausdami šią varnelę arba tiesiog Enter. Mūsų pasirinkimui dabar tai reikia sukurti kaukę. Spaudžiame Add Mask, štai šią ikoną. Matome, mum parinko tik tai šią vietą. Sekantis žingsnis yra sukurti rėmelį. Laikydami Ctrl mygtuką spaudžiame ant juodos fono. Tuomet reikia sukurti naują layerį. Galima spausti Shift, Ctrl, N mygtukų konfigūraciją arba spausdami čia. Šį sluoksnį galime persivadinti pavadinimu rėmelis. Būdami ant rėmelio sluoksnio einame Edit ir Stroke. Pasirenkame White 10 pikselių, Color baltą, Location Center, Blending Mode Normal, Opacity 100% ir spaudžiame OK. Spaudžiame Ctrl+D, kad nuimtume pasirinkimą. Sekantis etapas. Mums reikia pasirinkti likusią sluoksnio dalį. Dar kartą susikūrime kopiją sluoksnio, spausdami Ctrl+J arba kitais būdais. Ir su bet kokiu žymėjimo įrankiu aš pasirinksiu Quick Selection Tool, pažymime viršutinę švyturio dalį. Laikydami Alt mygtuką galime ištrinti pažymėtą vietą. Pažymėjus ir matant, kad mūsų rezultatas gautas netenkina, spaudžiame Refine Edge ir uždėjome varnelę ant Smart Radius. Matome, kaip keičiasi objektas, nukirpa truputį pačio objekto dalių, jas užšvelnina. Pasirinkus norimus nustatymus, mums tai reikia dabar apvedžioti kontūrus. Baigę spaudžiame OK ir mums visą tai pažymė. Dabar vėl spaudžiame, kad sukurti kaukę šio objekto pažymėto ir mums sukuria ją. Kitas žingsnis pašalinti rėmelį ties švyturio kontūrais. Sumažiname rėmelio opacity, kad matytųsi kiaurai. Ir būdami ant rėmelio sluoksnio, pasirinkdami kažkokį vėl žymėjimo įrankį, pažymė kontūrą ir spaudžiame Delete, jisai tai ištrina. Sugrąžiname rėmelio sluoksnio opacity iki 100
Ir štai matome, tarsi visa švyturio viršutinė dalis išlenda iš paveiksliuko, taip suteikdama jam 3D efektą. Toliau mums reikia atsidaryti fono paveiksliuką, kuris bus štai čia aplinkui visą mūsų darbą šį. Spaudžiame File, Open ir pasirenkame foną. Aš pasirinkau tokį, man patinka jisai, nusitempėme jį savo aplinką darbo. Spausdami Ctrl+T įeiname į Free Transform pasirinkimą, laikydami Shift ir už bet kokio kampo tempiant, proporcingai mažiname dydį. Gavę norime rezultatą, spaudžiame Enter ir sluoksnį tempiame į pačią apačią. Matome, kad mūsų pasirinkto fono paveiksliuko švyturys išlenda iš mūsų padaryto švyturio kontūrų. Išjungiame sluoksnius, kad matytųsi viskas ir mes pašalinsime dabar šį švyturį. Pirmiausiai paprastai labai pažymime visą švyturį iki jūros lygio maždaug. Spaudžiame dešinį belės mygtuką ant pasirinkimo, Fill ir pasirenkame Content Aware. Spaudžiame OK ir Photoshopas viską paslėpia pats. Matome, kad yra šiokių tokių nelygumų, galime mes juos patvarkyti pasirinkę Clone Stamp Tool. Hardness pasirinkame 0 ir čia maždaug pagal savo nuožiūrą. Baigę atgal įjungiame visus sluoksnius. Esant ant Layer 1 mes jį pervadinsime į fonas. Esant ant fonas 1 pasirinkimo, einame Filter, Blur, Gaussian Blur. Pasirinkam maždaug kokią mes norim blurą. Spaudžiam OK. Matome, apačioje truputį neryškus paveiksliukas gaunasi visose kampuose ir šonuose. Todėl spaudžiame Ctrl+T ir mes šiek tiek jį padidame į visas puses. Matome, kad į senesnio paveiksliuko liko dangaus kontūrai švyturyje. Norėdami juos pašalinti, galime tiesiog pasirinkti Rectangle Marko Tool, pasirinkę dalį švyturio, bet būnant ant fonas layerą, spaudžiame Layer V copy, mums sukuria sluoksnį Layer 1, jį tempiame į patį viršų, jam pritaikome Layers Blending Mode į Darken ir štai mes gavome rezultatą norimą. Norėdami galime dar pataisyti. Spaudžiame E arba antrintuką. Ir ištriname vietas. Išskyrus stiklą. Ir štai mes gavome 3D efektą paveiksliuko. Tai yra tik tais pavyzdys, kaip padaryti 3D paveiksliuko efektą. Pavyzdys tai reiškia, kad tai yra nestandartinis, kiekvienas jūsų paveiksliukas turi skirtingą būdą padarimo 3D efekto. Pavyzdžiui, turite paveiksliuką, kuriame yra pastatas arba kažkas kitas, tarkim mašina, ir aplinkui yra, tarkim, medžio šaka arba paukščiai. Tuomet, kad pagyvinti visą tą 3D efektą, mes galime iškirpti tuos paukščius tik tais ir įdėti ant mūsų fono ir jie tarsi atrodys išskridę iš paveiksliuko. Taip pat ir su visokiais kitokiais objektais, tai priklauso nuo jūsų fantazijos ir panašiai. Šioje pamokoje tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite like, subscribe ir pakomentuoti, kokias pamokas norėsite ateityje. Sėkmės Photoshop darbuose ir iki.